kaip susimontuoti geriamo vandens sistemą pačiam. Štai čia yra vandens padavimas, storiausia vieta. Čia turim įkišti, kad šitą ištraukti jis neįsitraukia, yra užblokuotas. Aplinkai spaudžiam į vidų, tada išsitrauks. Įsitraukiam, tada vamzdelis įsikiša ne taip paprastai, dar turi toks, tik iš visų jėgų reiktų kišti ir jis tada įsikiša į vidų. Šitas vamzdelis. Šitoje vietoje yra vandens padavimas, čia yra įvadinio kranelio trišakis. Tai šitas jisai susijungia virtuviai po kriauklę. Taip, toliau keliaujame. Vanduo patenka į pirminį vandens filtrą. Štai šitą, iš jo išteka. Štai čia, antras, čia yra anglis. Tai anglis būna juodas vanduo. Jeigu paduosim tiesiai sistemą, sugadinsim sistemą. Todėl tik pajungus vandenį, paleidus, turim šitoje vietoje atsijungti. Lygiai taip pat aplinką įsispaudžiam, atsijungiam ir turim nuleisti apie 2 litrus vandens. Vanduo bus juodas, tai kad kasetės yra naujos, taip pat atsijungiam ir nuleidžiam tamsų vandenį porą litrų. Tada, kada nuleidžiam, tada užsukam vandenį, vėl įsijungiam čia. Į šitą vietą irgi jau reikia stipriai spausti, va, į savo vietą. Taip, tai po pirmų 2 filtrų, pirmo ir antro, jį praplovėm, taip, ir tada eina į paprastą mechaninį filtrą, eina vanduo į membraną, membrana yra čia įdėta, būna kartais neįdėta, tai čia jinai yra įdėta. Iš membranos vanduo eina per galutinę anglį su plonom jungtėm, štai čia. Čia vanduo keliauja į kraniuką, tai kraniuką dabar konkrečiai šitoj sistemoje yra pajungta. Pasižiūrim kur, va į šitą vietą, šitoj vietoj bėga valytas vanduo, skirtas gėrimui, nemineralizuotas. Tai čia irgi bėgs juodas vanduo, irgi lygiai taip pat turim išsitraukti, įsidėti štai šitą vamzduką ir nuleisti į kraniuką pasijungti ir tada iš kranelio galima jau nuleisti juodą vandenį. Taip, nes čia eina į kranelį šitą sistemą ir čia susijungiam jau su kraneliu. Tai va. Toliau keliaujam. Vanduo bėga į kanalizaciją. Į kanalizaciją vanduo keliauja per šitą vietą. Čia yra stabdžiukas. Taip, ir jis keliauja į patį į šitą su mėlynu. Tai šitoje vietoje bus kanalizacija. Tai čia irgi pasijungiam į kanalizaciją vamzdelį. Va čia taip įsijungiam. Šitas į šitas ir papildomai vamzdukas. Iš šito komplekto galima naudoti. Taip, toliau. Čia vanduo bėga mineralizuotas. Tai mineralizuotas yra štai čia mineralizatorius. Ir iš jo bėga. Tai pirmas stiklinės irgi pasijungus į vamzdelį irgi reikia nuleisti apie 7 litrus vandens mineralizuoto ir pirmą mėnesį skiesti mineralizuotą vandenį su valytu. Tai skiedimas atrodo štai taip. Vienu metu atsukam 2 kranelius. Taip, vienas ir kitas ir bėga valytas ir mineralizuotas vanduo vienu metu. Tai pirmą mėnesį, kad mineralai nauji, būna daug, todėl reikia taip naudoti. Vėliau galima naudoti tik tai vieną kraniuką, tik mineralizuotą vandenį. Tai. Štai ir viskas, kiek reikia žinoti, kaip ir viskas papasakota.